Pasipiršo Paryžiui. Per mano gimtadienį. Kažkoks protingas bičias, kad datos nepamiršta, ne? Šiaip labai graži data buvo, jisai žinojo, kad aš labai laukiu to gimtadienio. Buvo 22 metai, aš esu gimusi 12 mėnesio 22 dieną ir man suėjo 22 metai. Nice. Buvo 2 visur 2. Ir jisai slapta mane išsivežė į Paryžių, aš nieko nežinojau apie tą kelionę. Kiek buvo laiko praėjo nuo jūsų draugystės pradžios? Na taip, mes labai kitaip skaičiuojam, gal mes skaičiuojam nuo... Mes tuo metu jau gyvenom kartu 2 metus, bet mes skaičiuojam nuo balso, žinok, kad mes jau tikrai vienas kitą labai stipriai pažįstam. Tai praktiškai dabar 8 metus. Nu tai tuo metu, sakykim, gal apie 5 metus jo jau buvo. Ir kur, Eifelio buvo, po Eifelio buvo? Nežinau, hotelio kambarį, buvo mano gimtadienio rytas, jisai nuėjo pusryčius paimt. Ir jis atnešė į kambarį ir mes taip kažkaip buvo toks labai romantiškas, cozy balkonėlis tam kambarį ir tiesiog viską taip gražiai paruošė su mimozom. Nu ir tiesiog jis pasipiršo man ten. Jo, jis viską nufilmavo ir ten aš tikrai nieko nesitikėjau tuo metu. Absoliučiai toks, gimtadienis, žinai, pamanifestuokim kažką, žinai, pasvajokim ir tą momentą įvyko.